istorijai? Istorijų perrašoma. Šiuo metu istorija įrašoma. Šiuo metu mes esame. Tai va, šiuo metu istorija įrašoma, o perrašinės kiti. Posėdžio metu filmuoti yra draudžiama. Taip yra paprasta suprasti, sena taisyklė. Ačiū. Nu, taip lieka, tai gaila žiūrėti, žinokit, košmaras. Išmes iš komisijos. Išmes visus. Bet tauta tave ant rankų nešios ir kitas iki prezidentus išrinks, tu nenori prezidentus. Aš balsuočiau, jeigu tu principingas būtum ramiai. Kvailai tvarkai, karališkas poelgis priešintis kvailai tvarkai. O sutikti vergo požymis. Daug valandų gal. Nusišnekat vyrai gražiai. Ne mažiau kaip po 7, branguti, nuskaičiuok. Aiškinat, ilgamečiam radijų ir Po 7 ir yra. žurnalistui. Viskas, išeinam iš teritorijos pradžiai. Jau apsauginis stovi, einam laukan. Ką mes šnekėjom? Išeinam iš salės. Muštynės bus toj. Nebus. Jūs sakėt, ir ką buvom. Baikit, aš sakiau, nieko jūs negirdėjot. Klausyk, žinok, ką jisai besakė, tai visiškai nesvarbu. Svarbu yra tai, kas parašyta referendumo įstatymo 17 straipsnio 1 daly. Ne mažiau kaip po 7. O aš galiu sakyti, man pusvalandį duokit. O tu sakai, ne, tau priklauso ne mažiau kaip po 7, mes mažiau duoti negalim. Matot, mes negalim aiškinti įstatymą. Tai nereikia aiškinti, tiesiog vykdyti, kas parašyta. O jūs tą ir darot, kad aiškinat įstatymus. O čia yra bėda. Teismas mum išaiškins, nustatys. Tu pat žinai, kaip yra. Jūs daro tai, ką liepia. O įstatymė parašyta kitaip. Išeinam iš teisingumo rūmų. Temidės namai. Ar kit istorija? Sprendimas bus rytoj Žinau. 15 val. Viskas bus gerai. Sprendimas bus rytoj 15 val. sprendimas. Rytoj 15 val. sprendimas, bet tada ir šnekėsim.